Labas rytas, ponios ir panelės. Ar pasiruošę piešti? Šiandien paskutinė diena prieš pasniką, rytoj pradedam pasniką. Ar girdisi įdomu? Ar girdisi? Tikiuosi, kad girdisi. Ir šiandien piešim, kad būtų lengviau mums pasnikauti, kad numestumėm svorio, kas nori, kad turėtumėm tokį jausmą pasitikėjimo, kad pasitikėtumėm savim, kad tai galim padaryti, kad leistumėm savo kūnui persijungti, persiformuoti, susibalansuoti, kad kankorėžinė liauka būtų, turėtų šansą susireguliuoti. Kada kankorėžinė liauka susireguliuoja, tada daug lengviau dirbti visom kitiem organam ir liaukam, kurios gamina hormonus. Tai tas pasnikas labai padės emociniai sveikatai, emociniam balansavimui, kam reikia. Ir skydliaukė, ir kepenys, ir kasa, ir antinksčiai, viskas pradės geriau veikti, susireguliuos į savo normalią, natūralią veiklą. To ir siekiam. Ir ne tik nebevalgysim, pasnikausim, bet ir piešiam neurografiką. Kaip visa tai surišta? Ogi kūnas ir protas, mūsų emocinis stabilumas, psichologinis stabilumas, kūno balansavimas, viskas kartu. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad pradėjau piešti neurografiką prieš porą metų ir visada domėjausi psichologija, man tai labai įdomu ir dabar aplamai viskas man taip dar labiau susirišo į vieną, mano mitybos žinios ir praktika ir mano piešimas neurografikos kartu prisidėjo ir dabar viskas dar labiau eina į vieną visumą, todėl ilgai nešnekėsiu, o šiandien piešim neurografiką ir persijungsiu savo kamerą, kad matytumėt, ką darau ant popieriaus. Pasiruoškite irgi savo popierius, tikiuosi jau pasiruošėt. Ir dabar čia piešėm praeitą kartą. Jeigu nematėt, jeigu įdomu, pabandykit ir pamatysit, piešim beveik tokią pačią tą schemą, algoritmą tą labai panašų, bet ką reiškia piešti panašų algoritmą, tai kad mes čia bus toks keisas, taip vadinamas, kaip lietuviškai byla, tokia iš kelių vienodų piešinių, tai padeda dar labiau tą temą, padaro tai stipresnė, dėl to, kad visi vienodi piešiniai, tikslas vienodas ir mes tuo geriau kūrėm naują neuroninį takelį. Tai va, pirmą kartą piešiam tokį ir čia, kaip jau žinot arba pažiūrėkit, labai panašu, čia pirma juosta buvo svorio metimas, šitie skrituliai apvalus reprezentuoja svorio metimą, tai čia mano buvo 73 kg praeitą savaitę ir mano tikslas, kad aš pasiekčiau 64, tai čia va toksai mažėjantis svorio metimas, svorio linija. Čia linija nuo kovo 2 tada piešim ir maždaug iki kovo 20. Čia valgymas, kad būtų pastovus tie kvadratėliai, tai aš valgiau ir mes visi ruošiamės tas 2 savaitės prieš pasniką, kad stabiliai valgytumėm po 2 kartus.
ir pridėjom dar tokius palaikymo ir džiaugsmo, lengvumo ir idealios sveikatos apskritimus ir suteikėm jiems prasme. Tai va toks piešinys pirmas buvo. Ir vakar aš piešiau dar taip irgi panašų ir kažkaip įdomiai buvo, atsisėdau ir pradėjau irgi nuo laiko linijos, nuo kovo 10 ir norėjau dar konkrečiau piešti, ne visą jau tą praėjusį, kaip praeitą piešimą laiko liniją, jau tą 2 kartų į dieną valgymo dienos praėjo, dabar jau aš ruošiuosi 7 dienų nevalgymo pasnikui, tai piešiau truputį skirtingą, bet kaip matot, pažiūrėkit, jie labai panašus, kaip čia aš noriu paaiškinti tik tai visą schemą, visą algoritmą, kaip neurografika veikia ir ką mes darom piešdami. Tai ne tik kažkokie burbuliukai ir ten apskritimai ir kvadratai ir trikampiai, jie turi reikšmę, jie turi prasme ir tą prasme mes duodam. Mes patys piešdami suteikiam prasme šitiem visiem elementam, visom formom. Tai va, pažiūrėkit, ir šitie mano rutuliukai praeitam piešime reiškia, kad aš svorį noriu numesti, čia mano tokia prasmė, ir šitie kvadratėliai buvo pastovus 2 kartų valgymas į dieną, bet šitam, pažiūrėkit, jau truputį skiriasi, kadangi aš, atsiprašau, pridėjau truputį skirtingą prasme, nors schematiškai piešinys labai panašus, bet aš dabar nupiešiau tą laiko liniją ir tiem krituliams tiems pridaviau reikšmę, kad tai bus mano 7 dienos pasnikavimo. Ir kita juosta paskui taip netikėtai gavosi, mes kartais galim paplanuoti tą algoritmą, bet piešime, jeigu leidžiam savo pilnai susifokusuoti, natūraliai tai gaunasi, kad ateina kažkokios naujos idėjos. Visa esmė neurografikos piešti, kad kada suteikiam dėmesį pačios savo, kada suteikiam leidžiam tą laiką savo, tai gaunam tokių insightų, naujų idėjų, visokių įdomių dalykų gali atsitikti. Ir va taip man čia atsitiko šita antra laiko linija, apie kurią aš noriu parodyti jums šiandien. Vakar kažkaip treniravausi ir taip netikėtai gavosi, galvoju, kaip čia man tą algoritmą rytoj tokį patį padaryti, ar kaip. Ir pradėjau piešti ir atėjo nuostabi idėja, kurią šiandien ir noriu įgyvendinti ir kartu piešim labai panašų tokį piešinį ir žiūrėsim, kas gausis. Taigi, nebesikartosiu, kas nematė mano pirmo to susitikimo ir jeigu nesat piešę niekada neurografikos, tai labai rekomenduoju pažiūrėti, nes ten aš parodžiau, kaip apvalinti pagrindinius tokius taisyklės neurografikos, kad žinotumėt, kas ten vyksta ir ką darom ir kaip konkrečiau daryti, bet šiandien tuo jau nebeleisim tam laiko. Pažiūrėkit, jeigu norit pirmą video arba jau gal taip kur nors galit pažiūrėti. Šiandien darysim visą algoritmą labai taip stengiuosi efektyviau, kad nei jums laiko negaišinti, nei man. Ir dabar pradedam. Ir kaip jau žinot, algoritmą pradedam nuo rašymo, kad suaktyvintumėm tą dominuojančią temą, kurią piešim, ir rašydami žodžius mes tą neuroninį takelį dar labiau suaktyvuojam. Tai rašom 2 minutės, aš uždedu žadintuvą ir rašom bet ką.
dabar čia taip aš dažnai pasidarau. Aš paprastai užsidedu datą, pasirašau datą, šiandien yra kovo 9, kad žinočiau paskui kada nors prisiminus pasižiūrėti. Ir parašau maždaug, kad žinočiau, ką piešiau, kada ir kokia čia tema buvo. Tai šio tema, mano tema yra pasnikas. Ir dabar įjungsiu žadintuvą 2 minutės ir rašysim, kas eina, paleisim savo negalvojimą, atjungsim tokį tą tokį spaudimą, kad tik tai logiškai galvoti, tai dabar tik tai rašysim kuo greičiau, kad negalvoti, turim parašyti mažiausiai 20 žodžių per tas 2 minutės ir kada negalvojam, tada iš pasąmonės išlenda visokių įdomių žodžių. Visi žodžiai tinka, nebūtinai turi kažkas būti apie valgymą ar pasniką, nesvarbu, kas eina, kas ateina į galvą, iš karto rašom su ranka. Taigi, pradedam. Aha. Na va, ir baigėsi mūsų 2 minutės. Pažiūrėkit, ką parašėt, kokių žodžių gal yra netikėtų, įdomumo dėliai. Pabandykit permesti akimi, kokie žodžiai, gal galit net pasižymėti kažkaip, kas įdomu, kas dabar jum krenta į akį. Tai dar toks fokusas. Ir dabar pradėsim piešti. Aš piešiu su storu flomasteriu, kad jum būtų geriau matytis ir kad man greičiau vyktų ta visa šita sesija, kad negaišinčiau laiko nei jums, nei savo, bet aš kada piešiu be kameros, tai aš dažnai piešiu su plonesniais flomasteriais. Bet ant didelio lapo, žinoma, priklauso ant kokio lapo piešiat. Aš piešiu čia didžiulis lapas, didesnis truputį negu A4. Ir piešiam laiko liniją. Šiandien ir iki kovo 7 aš piešiu. Leidžiam taip
Taip, tą paleidžiam laiko liniją ir čia aš užsirašau, kad yra rytoj diena bus 10 ir čia bus 17 kovo. Ir dabar piešim 7 dienas, kurios reikš mūsų 7 pasniko dienas. Taigi, maždaug pažiūrėkit, kad tilptų ir pradedam. Rytoj bus 1 diena, paskui antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienį baigsim pasnikavimą. Tai va, dabar čia tokios 7 dienos. 7 dienos. Galima jas apvesti dar kartą. Neurografuoti, nors dar ne visa kompozicija, bet man dabar taip kažkaip užsinorėjo jas neurografuoti dabar. Tos 7 dienos bus labai svarbios. Ir va, tos 7 dienos. Ką aš dar dabar rekomenduoju dar daryti, kad mums būtų lengviau, kad laikytumėmės šito numatyto tikslo, tai aš siūlau įdėti kvadratėlius, kurie reprezentuoja ir aš jiem duodu prasme, kad aš stabiliai laikysiuosi to numatyto tikslo. Tas kvadratėlis man priduoda stabilumą. Ir tokia mūsų pasąmoninga ta perspektyva, tas požiūris toksai, kad kvadratas mums priduoda stabilumą. Bet prie stabilumo aš noriu, kad turėčiau ir energijos. Tai, kad energijos turėtumėm, įdedam trikampius, kad visgi būtų motyvacija ir kad būtų judėjimas, duodam tokios dinamikos tom dienom, kad turėtumėm energijos, kad praeitų sklandžiai ir kad, tiesiog, kad būtų motyvacija tokia, su energija motyvacija. Kvadratėliai duoda tokio stabilumo, tokio pastovumo, o trikampis duoda visgi energijos, tokios dinamikos. Na va, ir nusipiešiam savo tas 7 dienas. Ką dar galima įdėti į šitą mūsų projektą? Na, labai norisi man, kad būtų palaikymas. Mano vidinis palaikymas toksai gilesnis, bet ir aš noriu sutikti ar gauti palaikymo iš mūsų grupės, iš mano draugų, iš aplamai aplinkos. Todėl nusipiešiu savo tą palaikymą. Tokį nemažą čia palaikymą piešiu. Palaikymą, support. Ir galima irgi pasirašyti, kad nepamirštumėm. Kad paskui, žinoma, dabar gal ir nepamiršim, bet kada nors pažiūrėjus į tą piešinį, prisiminus, kaip praleidot 7 pasniko dienas, tai bus labai gera matyti ir prisiminti, kas ten buvo nupiešta. Tai aš užrašiau palaikymas. Čia palaikymas. O ant laiko linijos čia galima užsirašyti pasnikas ir tos dienos 7. Tada, ką dar galima padaryti? Kadangi toks tuščias tas lapas ir gerai būtų, kad užsipildytų, kad mes gautumėm tą tokį įspūdį, kad viskas vyksta harmoniškai. Tai aš
dar siūlau nupiešti dar vieną liniją, kuri man atėjo vakar, kai aš piešiau. Ir galvoju, kad tai gera idėja, piešiam liniją, irgi ta laiko linija, irgi 7 dienom, paraleliai su šita. Ir ką aš pridaviau, kokią prasmę savo šitai linijai, galvoju, nebedarysiu valgyti, atsilaisvins daug laiko. Ką dar galiu veikti be pasivaikščiojimo ar kažkokio studijavimo, ar dabar man vyksta daug užsiėmimų su supervizija, nes kūrybos psichologijos institute eina paskutinės dienos, kurie studijuoja instruktoriaus kursą, ir man kaip supervizoriai ten yra daug darbo, peržiūrėti darbus studentų, tai bus užsiėmimo irgi, bet ką aš noriu dar, kad aš savo leisčiau ką daryti, ir sugalvojau, kad visas tas dienas piešiu neurografiką. Kiekviena diena turės po atskirą dar piešinį. Ir kad aš turėčiau energijos ir tokio motyvacijos piešti tą neurografiką, tai aš darau trikampius. Kiekvienai dienai neurografikai piešti paskiriu savo trikampį. Jeigu jūs irgi norit tai daryti, galit prisijungti. Jeigu norit kažką kitą daryti, ką jums svarbu, pavyzdžiui, gal sportuoti ar kažką tokio, tai irgi galit pasidaryti va taip, ir galit pasidaryti savo, įdėti prasmę, ką jums svarbiau, ką jūs norit labiau įgyvendinti. Mes prasmę visiems tiem elementam priduodam patys. Niekas mums kitas negali jos priduoti. Jūs galite sekti paskui mane ir daryti taip, kaip aš darau, bet galite daryti savaip, kaip jums išeina, kaip jums, koks yra jūsų poreikis, ir turit tokią laisvę. Jūs tik tai turite laisvę, ne tik tai, bet jūsų yra tas piešinys, ir tik tai jūs esat šeimininkas šito savo lauko ir šitos prasmės, ką jūs įdedat. Taip, ką dar galima čia įdėti? Na, aš norėčiau įdėti, kad būtų viskas taip eitųsi lengvai ir sklandžiai, ir įdėsiu todėl dar vieną apskritimą kažkur va čia. Ir tas apskritimas gavosi netgi didesnis už mano tą palaikymą. Kada mes taip piešiam, nors ir jau turim sugalvoję, ką piešti, pavyzdžiui, dabar, ir vis tiek taip gaunasi, kad, pavyzdžiui, šitas gavosi didesnis, tai labai įdomu. Toks diagnostinis toks momentas, kad mano tas lengvumas, tas mano džiaugsmas nusipiešė didesnis. Ką tai reiškia? Ką man tai reiškia? Įdomu. Pasiklausiam patys savo. Kiekvieną kartą, kai nusipiešiam ką nors, ir jeigu nežinom, tai užduodam pačio savo tokį klausimą, o apie ką tai man? Ir aš, kaip jau tuose piešiniuose buvau įdėjusi tos sveikatos apskritimą, tai irgi labai noriu dabar įdėti irgi tą apskritimą sveikatos, kad viskas irgi sklandžiai vyktų. Sveikatos tema. Na va, ir įsidėjo man tas sveikatos irgi apskritimas, kuris beveik toks pat kaip ir džiaugsmas. Nagi įdomu, visai daug mažesnis negu praeitą kartą. Tai labai įdomu ir gal nuostabu, kad gal jau net nebe taip reikšminga, nes jau aš turbūt turiu tokį įsitikinimą, kad viskas bus gerai. Tai va, užsirašau čia visgi sveikata. Ir dabar jau kaip ir kompozicija baigta. Paskui, žinoma, gali dar atsirasti noras pamatyti kažkokių kitų elementų, prisidėti, bet dabar pradedam nuo to, ką turim, ir
Sekantis trečias žingsnelis neurografikoje yra viską neurografuoti, padaryti bionišką, linijas padaryti bioniškas. Dabar kol kas tos linijos yra tokios architektūriškos, tiesos, bet neurografikoje mes viską darom bioniškai ir neurografuojam. Kiekvieną dabar apskritimą neurografuosim ir paskui apvalinsim kampus. Tai va, aš dar noriu kartą praeiti su plonesniu savo flomasteriu ir praneurografuoti apskritimus visas tas savo 7 dienas, kad jos dar būtų tokios bioniškesnės. Dar kartą apeisiu aš su jom ir tada irgi pradėsiu vėl nuo trikampį. Kažkodėl noriu trikampį tada neurografuoti šios dienos. Ir dabar eisiu dienom, ne vien tik trikampius, bet pirmą dieną padarysiu tokią bionišką pirmą dieną, kada neurografuoju ir aš dabar taip noriu ją ir apvalinti. Eisiu dienom, kad ta diena būtų užbaigta ir po pirmos užbaigtos dienos eisiu prie antros dienos. Kad nebūtų tokio šokinėjimo, kad sklandžiau gaudųsi, man dabar kažkaip taip atėjo mintis ir galvoju, kad tai labai gera idėja. Bet šitas man truputį per plonas. Flomasterį šito bandysiu apvalinti. Tų visų kampų, kurie, kad neapvalinu, kad išliktų kvadrato ir trikampio forma, apvalinu tik tai susikirtimus, kur susikerta su kitom formom, su kitais elementais. O su lauko linija, kur susikerta, apvalinam būtinai šitas vietas, kad sklandžiai pereiti iš pirmos dienos pereinam į antrą dieną. Ir va čia vėl aš neurografuoju, kad energijos turėčiau antrą dieną, kad būtų stabilumas ir kad viskas harmoniškai praeitų. Viską suapvalinam. Viską greitai suapvalinam. Tos susikirtimus, tos apvalumus. Ir einam toliau. Aš žinoma pabaigsiu šitą piešinį paskui, kai baigsis šitas efyras, nes tai reikia daugiau tokio dėmesio ir kalbant man ir pasakojant ir su kamera, tai yra pakankamai sudėtinga, bet aš noriu jums parodyti visą procesą ir jeigu jūs irgi nespėsit bet jeigu žinosit, ką toliau daryti, tai pabaigsit pačios su savimi ir tas laikas bus skirtas dar labiau pačiai savo, ne vien tik tai klausyti manęs, tada bus lengviau net save išgirsti. Taip, ir dabar aš jau einu prie 4 dienos. Pakankamai greitai einu. Neurografuoju ir apvalinu viską kartu. Stabilumas, kad būtų, kad nereikėtų emociškai blaškytis. Labai bus reikalingas man tas kvadratėlis. Ir energija. Na va, jau ir kita diena.
Viską apvalinam greitai, greitai. Na, žinoma, ne greitai, greitai. Čia aš tik tai sakau, kad čia aš pati savo sakau greitai, kad man greičiau gautųsi, jum nereikia greitai, greitai, nes geriau viską gražiai padaryti, negu greitai, greitai, bile kaip. Man reikia greičiau, nes aš noriu papasakoti viską. Ir kada apvalinam ir neurografuojam, ir kada visada piešiam neurografiką, kartas nuo karto klauskit savęs, kaip aš jaučiuosi, kur mano kojos, kur mano rankos, kur mano kita ranka, ne kuri piešia. Pajauskit, ką jaučiat viduje, tokį nukreipkite dėmesį į savo kūną, paskui pereikit, nukreipkite dėmesį, ką aš dabar galvoju, ką man čia reiškia. Ir kai nukreipia dėmesį į ką aš galvoju, pavyzdžiui, aha, kokia čia buvo mintis, kažkai kodėl ta mintis atėjo, kur buvo mano ranka, ant kokio elemento, kada ta mintis atėjo ir ką tai galėtų reikšti. Kažkai ką tai galėtų man reikšti. Pasiklausim, jeigu ateina kokia įdomi mintis, galit visada užsirašyti, kartais ateina netikėtai, galvoju, o nieko savo idėja. Ne idėja, kad kažką naujo padaryti, bet aplamai kokia nors įdomi mintis. Ir jeigu net nežinom, ką tai reiškia, tai užsirašius dar toks paklausi savo įdomu, ką čia reiškia, o jeigu dar užsirašai, tai iš vis dar antras klausimas toksai savo. Ir kada mes pradedam uždavinėti savo klausimus, tai didesnė tikimybė, kad gausim atsakymą. Kartais kad gauti atsakymą reikalingas klausimas. Na va, aš jau padariau savo 7 dienas, neurografavau, apvalinau, paskui paieškosiu, ar liko dar kas nors, o dabar einu prie palaikymo, dar kartą aš jį neurografuosiu, tą palaikymą ir sujungsiu visur, kur kertasi, ir tada noriu dar įvesti kažkokių linijų, pabūti su tuo palaikymu, pagalvoti, kaip čia tas mano bus palaikymas, iš kur aš jį gausiu. Čia viduj, žinoma, aš bandysiu tą savo palaikymą duoti ir dabar įdėdama neurolinijų viduj savo palaikymę, duodu tokio laiko ir suteikiu energijos, kad turėčiau vidinio palaikymo pati savo, kad mano neuroninis kontūras atsakingas už savo pačios vidinį palaikymą aktyvuotųsi, pradėtų kurtis, pradėtų gilintis, pradėtų takelis gilėti, kad aš nepamirščiau pati savęs ir kad duočiau savo, prisiminčiau savo palaikymą, kad visgi aš vedu tą grupę ir žinoma labai malonu gauti palaikymą man irgi iš jūsų visų, bet aš turiu rodyti pavyzdį savo palaikymu. Ir pirmiausia, pradedam nuo savęs, pati savo suteikiu palaikymą ir kad tas palaikymas skleistusi į grupę ir skleistusi į aplinkinę, į aplinką, į mano savo tą psichologinį lauką, kad jisai eitų ir kitiems. Tai man reikalinga pirmiausia susikurti pačiai savo ir aš iš karto jį vedu tą savo palaikymo
palaikymo energiją išvedu į lauką. Va taip dar kol kas. Ir iš karto išapvalinau, labai man kažkaip čia norisi padaryti stabilų tą palaikymą, kad turėčiau šitą palaikymą ir išoriai, ir kad duočiau kitiems, kam reikia. Tai labai kažkaip čia man tas palaikymas dabar labai gerai piešiasi. Nu, va čia 4 žingsnelis neurografikos, tai prisijungimas prie mūsų išorinio lauko, mūsų išorinio erdvės. Figūros yra mūsų vidinis pasaulis, o kas už figūrų, šitas laukas šitam lape, tai yra mūsų socialinis laukas ir išorinis laukas. Todėl mes integruojamės į jį dabar, va taip pajungdami, suteikdami energijos su tom neurolinijom ir integruodami, apvalindami, irgi, kad viskas sklandžiai vyktų. Na, va, pažiūrėkit, toks dabar pavyzdys noriu parodyti. Pažiūrėkit, kaip dabar atrodo mano piešinys. Jau aš padariau tas 7 dienas ir pajungiau tą palaikymą ir taip gavosi, aš taip norėjau jį kažkaip pajungti, toks gavosi įžeminimas, dabar stipriai stovi ant kojų, tokių psichologinių kojų, tas palaikymas, kad man viskas seksis gerai ir aš turėsiu tą tokį stabilumą ir palaikymą. Harmoningą ir harmoningą. Apvalų, tai reiškia ir harmoningą. Na, tada aš dar noriu irgi pradėti savo kitą tokį numatytą irgi vakar netikėtai tikslą, tokį uždavinį. Piešiu neurografiką kiekvieną dieną, nes jau kelias dienas jau nuo praeito sekmadienio taip ir nepiešiau, nes buvau užsiėmusi su supervizijom, labai daug laiko praleidau ir pati savo nebepiešiau. Tai va, tai ir iš karto aš pirmą dieną piešiu, rytoj vėl piešiu, man taip patinka ta idėja, labai noriu ją įgyvendinti ir žinoma, kuo daugiau pieši, tuo labiau meistriškumo įgauni, ne tik piešimui, ne tik ranka įgauna meistriškumo ir linijos gaunasi, kaip čia pasakyti, labiau tokios flexible, kaip čia tas flexible, bet ir visas tas neuroninis klimatas yra mūsų labiau kontroliuojamas, mes tai darydami su ranka, su mūsų akimi, kaip jinai viską mato, ką ranka daro, dar labiau neuronai statosi, tos jungtys naujos kūriamos ten, kur mums reikia, vietoj to, kad būtų kažkokių tų distraction, kaip čia pasakyti, tų fokuso nukreipimo ten, kur nereikia, kur mes visai nelabai naudos turim. Tai kada piešiam neurografiką ir tikslingai su ranka ir su akim paskui pamatom, ką mes norim daryti, kokius tikslus norim užsibrėžti, kad mes esam šeimininkai savo psichologinės, savo protinės erdvės, kad niekas mūsų gali išbalansuoti, mes tą palaikom su neurografikos palaikymu, su neurografikos piešimu.
Ir va taip palaikom savo neurologinę sveikatą. Va, čia dabar aš įvedu iš karto tą džiaugsmą ir tą lengvumą į savo piešinį. Labai noriu jį kažkaip prijungti, va taip labai man norisi dabar gavosi ir noriu tą lengvumą irgi išvesti į erdvę, kad ir galėčiau dalintis lengvumu su jumis ir su kitais. Ir vėlgi apvalinu, integruoju, kad viskas būtų sklandžiai, harmoningai, bioniškai, natūraliai. Tas natūralumas, bioniškumas prideda stiprybės, kadangi mes natūraliai prisijungiam, kaip čia, holistiškai, bioniškai ir viską palaikom su tokia natūralia energija, su tokia energija, kuri mums naudinga ir kitiems naudinga, be jokios žalos kitiems, tik tai su kuo geriausiais ketinimais. Kuo geriausi ketinimai. Tie ketinimai eina irgi į bendrą psichologinį lauką. Jeigu jums reikia piešinį pasukti kaip nors, kad lengviau būtų galima piešti, apvalinti, tai žinoma, darykit tai laisvai ir kaip jums gaunasi. Aš nenoriu kraipyti to piešinio, nes piešiu ant kameros. Tai kad įrašas būtų, kas norės pažiūrėti įrašą, kad būtų jisai stabilus vaizdas nufilmuotas, tai aš pasistengsiu savo ranką taip piešti, nors nelabai patogu visada, bet įrašo bus daug maloniau, daug lengviau žiūrėti. Na va, tas lengvumas dar truputį va čia užapvalinsiu. Ir kaip aš jaučiuosi, vėlgi prisimenam savo kūną, ką jaučiam, praskanuojam kojos, kaip kojos ką daro, ką jaučia mūsų, kas vyksta galvoje, kokios mintis. Na, pas mane mintis tai fokusuotis, kad atitiktų mano piešimas, ką aš pasakoju, tai mano mintis dabar labai fokuse tokiam. Jūsų mintis gali būti truputį atsipalaidavę ir galit visada paklausti, reikia tokį įprotį, neurografikos tas piešimas aplamai, tai yra ne tik piešimas ant popieriaus, bet ir ryšys, ugdymas ryšio savo kūno su savo protu. Tokia praktika labai gera, man labai gera, sujungia viską kartu ir vėl, nežinau ar žiūrėjot, bet praeitą kartą mūsų grupėje, kai piešėm, buvo viena moteris, kuri atėjo į piešimą ir paskui išėjo labai greitai, palikdama žinutę, kad jinai tikėjosi, kad aš daugiau kalbėsiu apie sujungimą emocinio ir kūniško to tokio jausmo, kad mokinsiu
kad mes išmoktumėm valgyti tai, ko iš tikrųjų reikalauja mūsų organizmas. Ir jinai išėjo, pabuvusi 5 minutes. Aš net nespėjau pasakyti, kad aš tai ir darau. Ir neurografika tam irgi labai padeda mokytis jausti, ką mūsų organizmas iš tikrųjų jaučia. Nes labai labai yra dažnas persivalgymo arba saldumynų valgymas dėl emocinių kažkokių sunkumų, dėl emocinių traumų, dėl emocinių kažkokių įvykių. Man tai irgi buvo, aš puikiai žinau, kad paskutinius 2 metus valgiau grinai iš tokio emocinio, saldumynus ypatingai, ledus labai mėgau, valgiau praktiškai kiekvieną dieną, kokius 2 metus, ir tai buvo mano emocinio skausmo, toks užlyginimas, kaip čia pasakyti. Ir aš jau paskui pradėjau suprasti tai. Ir vis tiek buvo sunkoka nustoti. Bet kada kuo labiau suprantam, kuo labiau pradėjau emociškai sveikti, nes turėjau tokių sunkumų gyvenime. Ir kada pradėjau ir mažiau stengtis valgyti, suprasti, kodėl tai darau, kada pradėjau pasnikauti, tai viskas kartu ir pradėjau jausti savo organizmą. Visai nebenorėjau to saldumynų. Ne visai, bet dabar per paskutinės 5 savaites tai praktiškai nevalgiau saldumynų, kada ruošiausi pirmą kartą, kada pasnikavau labai staigiai, 3 dienas, tai buvo labai sunku, bet paskui, kada pradėjau studijuoti rimtai ir nusprendžiau ilgesnį laiką pasnikauti, tas 7 dienas, bet žinojau, kad turiu pasiruošti tam. Ir pradėjau valgyti 2 kartus į dieną, be jokių užkandžių. Tai ir tas saldumyno, tas noras, tas toksai praėjo. Nebuvo labai sunku, nes buvau ir protiškai, ir emociškai jau pasiruošusi tam. Ir kūniškai irgi, kada suprantam, jeigu žiūrėjot mano tas kiekvieną dieną, kada kur kažką ten, ne kur kažką, bet toj grupiai, kur dedu kiekvieną dieną apie pasniką, tai yra daug ten tų gerų patarimų, ko laikytis ir kodėl. Ne vien tik tai ko laikytis, bet ir kodėl. Kada pradedam logiškai suprasti, visgi protą mes turim irgi ir nereikia jo nuvertinti, jis labai reikalingas, kad galėtumėm suprasti, ką mes darom ir kas vyksta emociškai, tai protas iš tikrųjų labai reikalingas, logika labai reikalinga, ir kada pradedam logiškai suprasti, kodėl visą tai darom, kaip mūsų organizmas veikia, kas vyksta, kada nevalgom, apie visus insulinus, kaip jie kyla, tai yra toj mano grupiai. Sveiki įpročiai. Ir kiekvieną dieną aš pasakoju, kodėl taip geriau nevalgyti, padaryti pertraukas pasniko, todėl kad susireguliuoja insulino pakilimas, išsiskyrimas ir kaip jisai irgi reguliuojasi ir kodėl jis kyla, kad išskirstytų mum energiją maisto į greitus energijos panaudojimus ir kas lieka, kada per daug, mes negalim tiek energijos iškart išnaudoti, kiek suvalgom, tai tada
sandėliuoja organizmas į kitas dalis nei į kepenis. Iš pradžių į kepenis sandėliuoja. Ir tas insulinas yra sandėlininkas toksai, reguliuotojas, logistikos specialistas. Jisai nurodinėja, kur tai energijai eiti, kur ją sandėliuoti. Ir jisai pakyla visada, kada mes pradedam valgyti. O kada nustojam valgyti, tai insulinas neišsiskiria praktiškai. Dėl to ir labai gerai padaryti pertraukas, nes kas nori dirbti viršvalandžius, patys pagalvokit logiškai, ar jūs norit iš tikrųjų dirbti viršvalandžius, einat į darbą ir įsivaizduokit, jums pasakys kiekvieną dieną eiti į darbą. Išeiginių daugiau nebus. Valgysit kasdien po 5 kartus su užkandžiais ir įsivaizduokit, kaip kepenims ir antinkščiams ir visam kitam kasai pastoviai kasa turi insuliną išskirti ir išskirti ir išskirti, nes nenustojam valgyti dieną per dieną, kasdien ir dar po 5 kartus. Tai viršvalandžius kasa atidirbo, bent jau man 58 metus, aš kaip pagalvoju, tai truputį taip, jo, stengiausi mylėti save, kartais pagalvodavau, kad myliu save, bet o kaip su kūnu, kaip mes tą kūną mylim? Ar tikrai skiriam jam pakankamai dėmesio, tokio dėmesio, kurio tikrai reikia, ne vien tik tai emociškai, kada emociškai esam skausme ir pradedam valgyti tuos saldumynus, užlyginam tą tokį skausmą, bet o kaip organizmui tokias perkrovas pernešti, nesusimastom. Tai va. Na va, aš užapvalinau ir neurografavau. Nuostabu, kaip jūs. Ir dabar pereinam prie 4 žingsnelio, nors aš jau įdėjau 4 žingsnelio, gana nemažai čia tų linijų į lauką pervedžiau. Viskas pas mane jau dabar sujungta, bet atrodo vis tiek dar mažokai tų linijų, dar labiau reikia pasijungti prie išorinio pasaulio. Mes visgi esam ne vien tik tai savo vidiniam pasauliu, bet ir yra sociumas, yra visuomenė, yra šeima, draugai, darbas. Ir mes turim, jeigu norim visapusiškai būti sveiki ir emociškai, ir fiziškai, ir, kaip čia pasakyti, finansiškai, mūsų tas sėkmės, darbo sėkmės, mūsų pasireiškimo visuomenėje sėkmės, toks jausmas ateina tik tai, kada mes bendraujam su kitais žmonėmis, o ne esam užsidarę savo sraigės namelyje. Kada būna emocinių kažkokių negerumų, tai žinoma, būna, kad ir namelį tenka pasėdėti, bent jau man tai buvo ilgas laikas ledų valgymo ir sraigės namelį sėdėjimo. Ir dabar laikas išeiti iš to namelio, laikas grįžti į visuomenę ir ne tik gauti iš ten paramą, bet ir ką aš galiu duoti. Mano šitas piešimas, šitas pasniko toks dalyjimasi yra irgi mano tokia įdėjimas į visuomenę. Niekada nežinom, kada mes galim kažką įtakoti kam,
Dažnai aš pati kartais pagalvoju, kad pamatau, ką nors išgirstu kur nors medijoje ir galvoju, kaip faina, kad aš tai išgirdau. Man tai yra didžiulė parama ir didžiulis kažkoks įkvėpimas, o tas žmogus visai net nežino, kad jis turėjo man įtakos. Na taip, ir aš dabar pradėjau galvoti, kad gal kam nors ir man tai dalinantis bus kažkam reikalinga parama, kažką daryti, kad įkvėps kitą žmogų. Ir dėl to pradėjau daug drąsiau dalintis, kad gal ne visai taip, kaip norėčiau išeina, bet yra praktika irgi, kaip ir piešimas, kaip ir visa kita, visi įgūdžiai ateina darant. Kitaip neįmanoma. Galima svajoti, fantazuoti, nedarant nieko nebus. Jeigu norit sportuoti, jeigu norit piešti, jeigu norit valgyti, gaminti, jeigu bet ką norit išmokti, įmanoma tai tik tai per praktiką. Tai va, ką aš ir darau, praktikuoju tokias darydama sesijas, įrašinėdama. Ir kada įrašinėju pati savo, ta prasme ne pati savo, bet viena, galvoju padarysiu video ir kai įrašinėju dabar, va taip su gyva grupe, tai irgi yra didžiulis skirtumas. O, irgi tokia dar labiau gaunasi motyvacija, nes net negalėsiu, na, ta prasme galėsiu paskui iškirpti, bet ką dabar sakau, tai jau pasakyta ir dar labiau turiu susikoncentruoti, negu kad darydama įrašą. Tai va, čia irgi tokia praktika. Na, man va čia aš pradėjau piešti tą dabar džiaugsmą ir pagalvojau, kad čia jau man šitas fragmentas labai panašus, kurį aš piešiau vakar. Čia kažkas vyksta man šitoj vietoj. Kažkoks judesys, kurio dar nežinau, kas yra. Tai noriu savo tokią žinutę, tokį pastebėjimą užregistruoti. Užregistravau, žiūrėsim, kas čia bus, kodėl čia taip nusipiešė. Labai panašiai kaip vakar. Kažkas čia prie šito mano lengvumo ir džiaugsmo. Kažkoks vyksta judėjimas. Įdomus. Na va, jau čia dabar baigiam. Kur jūsų kojos? Praskanuojam kūną. Kas viduj? Ar jaučiat pulsą? Pagalvokit, kaip jūsų širdis plaka. Koks jūsų pulsas? Tai tik pagalvojus, iš karto jūsų dėmesys ten ir eina. Kaip kvėpavimas. Ar kvėpuojat dar? Ar giliai kvėpuojat? Pabandykit įkvėpti su dėmesiu, galvodami, kad kvėpuojat. Tai irgi dėmesys į kūną. O kas mintyse? Ką jaučiat? Ką emociškai jaučiat? Kaip jaučiatės, kai aš čia dabar pasakoju jum ir kai jūs piešiat? Kaip piešinys gaunasi? Pažiūrėkit į piešinį, atitraukit ranką, sustokit minutei. Pažiūrėkit, kaip jūsų piešinys visumoje atrodo. Na va. Ir toliau apvalinam. Jeigu jau užapvalinat, pasižiūrit, ką dar norisi padaryti.
Aš dar įdedu linijų. Na, turbūt gana man tų linijų dabar kol kas. Jau galima eiti prie spalvos. Na, o spalvą, kaip rinksime spalvą? Noriu truputį rinkti spalvą gal netikėtai, galima spalvas rinktis kaip norit, sąmoningai ar nesąmoningai, iš karto priduodami reikšmę kažkokiam elementui, o galima ir nesąmoningai. Galima užsimerkus net išrinkti. Kartais darau taip, kartais darau taip. Aš dabar šiandien rinksiuos užsimerkus, nes noriu, kad kažką gal kitokią spalvą įdėti, negu kad jau piešiau 2 kartus šitoj byloj savo to pasniko, tai pabandysiu gal užsimerkus, nes jau buvau įdėjus spalvas kada priduodam mes aplamai prasmę pasirinkdami elementą ir dabar jau yra prasmės suteiktos mūsų šitiem elementam, bet galim dar papildomą prasmę suteikti su spalva. Pavyzdžiui, kaip aš vakar piešiau, va čia kai dariau šituos savo apskritimus, tuos pasniko tom dienom, uždėjau violetinę spalvą, tai man suteikiau prasme išminties, kad sklandžiai ir taip išmintingai visa tas pasnikas tos 7 dienas praeitų. Bekalbėdama pasiėmiau dabar vėl tą violetinį pieštuką, įdomu. Gerai, tada taip ir padarysiu, nes jau pasiėmiau taip netikėtai. Tai padarysiu tuos savo apskritimus irgi violetinius. Tai va. Aš spalvą dabar visko labai nespalvinsiu galutinai. Uždedu tik tai tokį, kaip čia, sketch, tą tokį irgi schematiškai, nes man spalva dedasi ilgokai. Tai aš pabaigsiu savo piešinį jau kai bus offline, kai baigsiu tą susitikimą mūsų, kad galėčiau gražiau viską integruoti. Ir paskui parodysiu mūsų grupiai, kai pabaigiau. Dabar tik tai priduodu tą tokį, kad irgi nesėdėti, čia jūsų nelaikyti valandas. Tai padarysiu taip truputį ekspresu tą savo spalvų įnešimą. Noriu parodyti visą algoritmą, nes žinau, kad yra dar daug žmonių, kurie neturi daug įgūdžių neurografikoje, nes pavyzdžiui, jeigu dabar nustočiau piešti ir sakyčiau, dabar pabaigti, tai daug žmonių nežinotų, ką čia reikia daryti, todėl aš schematiškai parodysiu, ką toliau daryti ir paskui, kad galėtumėt patys pabaigti. Bet aš noriu, va dabar pastebėjau, įdėjau tos išminties į savo tas pasniko dienas ir dabar pastebėjau, kad aš noriu dar įdėti daugiau tos išminties į savo piešinį. Todėl jaučiu tokią intuicinį tą tokį impulsą gavau. Žinau, tokia atėjo, kartais žiūri į piešinį ir žiūri į spalvą ir nežinai, ką daryti. Bet ateina va taip, dabar žinau, kad noriu dar įdėti tos violetinės spalvos į piešinį. Netgi va čia noriu taip, kad jinai būtų toks flow. Kaip čia tas flow lietuviškai? Reiks pažiūrėti, kad būtų judesys. Kad būtų toks natūralus judesys tos išminties. Va, ir netgi dar daugiau kažkodėl noriu tos išminties, kad jisai būtų piešinys,
Jeigu kada pradedam jau su spalva daugiau piešti, tai aš turiu tokį popieriuką, jisai toks slidus, na toks, jisai specialus čia piešiniam, bet jeigu galit bet kokį popierių užsidėti savo po ranka, kad nesimozuotų spalvos. Arba galit, žinot, kas turbūt gerai, jeigu turit kepimo popierių, tai galvoju, tas būtų gal gerai, kad nereikėtų specialiai pirkti, jisai toks slidus bus ir jisai turbūt bus truputį permatomas. Na, permatomas tai nebūtina, bet pagrindinė funkcija šito popieriuko tai, kad su ranka, kada nuo mūsų kūno vis tiek yra tų visokių riebalų natūralių ir mozuojam su ranka paskui piešinį. Tai aš dedu po ranka tą popieriuką. Ir jisai taip slidinėja man kartu su ranka, bet jisai nemozuoja tų spalvų. Tai va čia toks, kaip čia pasakyti, tipsas, life hackas. Naudoti kažkokį popieriaus po ranka gabaliuką. Oho, čia man kaip eina ta violetinė spalva, gana ryškiai. Labai gerai, man čia gaunasi labai kažkaip kaip čia, nežinau kaip lietuviškai, labai įsitikinusi, taip darau tą violetinę spalvą, be abejonių dedu tą spalvą, žinau, kad man labai čia norisi ją įdėti. Taip, geras jausmas, kada be abejonės ką nors darom. Tai geras jausmas, abejonės nesuteikia tokio jausmo. Abejonės suteikia tik tai tokį nestabilumą ir tokį nepasitikėjimą, pasitikėjimas, labai, labai tokį turiu pasitikėjimą, kad noriu daryti dabar su šitą violetinę spalvą. Taip. Kada piešėt ir gaunasi tokie štrichai, tai jeigu taip tiesiai darot pieštuką tokį judėjimą tiesiai, va taip, tai gaunasi tie štrichai, bet pabandykit taip daryti apvaliai kartais. Kartais va taip apvaliau darai, tada gaunasi toks mažiau štrichavimo, tada spalva gražiau užsideda tiesiau, nebūna tų tokių štrikų, daug gražiau gaunasi tada. Na, kartais paštrichuoji taip tiesiai, kartais taip su apvaliai irgi, kad sulyginti tas spalvas. Ir iš pradžių, kada pradedam dėti spalvą, tai aš dedu lengvai, nespausdama pieštuko, nes visada paskui uždedu antrą kartą, trečią, ketvirtą galima dėti visokių spalvų, tuos, kaip čia, sluoksnius. Pradedam sluoksniuoti, bet jeigu stiprų sluoksnį uždėsim pirmą kartą, tada jau bus mažiau galimybės tą sluoksnį kažkaip palyginti ar uždėti kitos spalvos ant to sluoksnio, kada jau vienos spalvos yra stiprus sluoksnis. Na va, kaip man čia, ką jaučiu, kaip mano kojos, kaip mano kvėpavimas, kas dar ir dar man violetinės spalvos dėjimas dar vyksta toliau. Įdomu. Tiesiog įdomu ir aš seku tą savo tokį jausmą. Dabar netgi pradėjau piešti iš šito galo, čia iš ateities. Taip įdomiai, galiu pagalvoti, pastebėjau, kaip ranka norėjo eiti ir galvoju, kad tai visai nebloga idėja, nebloga mintis iš ateities, iš minties. Gera irgi gauti.
Jeigu kas nors darėt tokias praktikas, mes ne tik atmintį, ne tik praeitį galim prisiminti ir naudotis savo resursais iš praeities, galima rasti resursų ir ateityje, jeigu laikas yra, kaip čia pasakyti, nestabilus, ne kaip čia. Va, Jėzau, nežinau kaip lietuviškai. Žodžiu, laikas yra visur ir visada ir jisai nėra tokios ateities ir praeities, yra laikas tik tai čia. Tai kada aš suteikiu savo dėmesiu tą mintį tokią, kad aš galiu pasiimti resursų iš ateities, nes turiu tokią nuomonę, kad aš ateityje būsiu kitokia. Daleiskim, dabar po pasniko, po 7 dienų būsiu kitokioj, kaip čia toj emociniai tokioj state. Būsenoj, tokioj protiniai kūno ir emociniai būsenoj, ateityje būsiu, kaip planuoju, kad ir dabar aš galiu pagalvoti, kad aha, ten yra resursas, kad aš būsiu stipresnė, sveikesnė, lieknesnė, gražesnė, labiau savim pasitikinti. Na va, ir aš tą tokį jausmą iš ateities, tą būseną, galiu atvesti ją čia, dabar. Ir pažiūrėkit, kaip aš vedžiau tą, iš tikrųjų, ir dabar tas palaikymas, pradėjau spalvinti tą palaikymą su tokia, taip, kaip čia, ryškiau, daugiau pradėjau dėti, kada pradėjau kalbėti apie tą resursą iš ateities. Ir va, čia užsispalvinau, labai malonu. Ir tą resursą iš ateities aš galiu toliau vesti su ta savo spalva į 1 dieną, rytoj, kad būtų lengva, kad būtų išmintinga, kad palaikymas būtų ir vidinis, ir išorinis. Ir tą išmintį aš dabar va čia ir jį realizuoju. Ja, tą išmintį su ta spalva. Nuostabu. Be to, spalva, dar žinokit, jeigu nesat praėję 1 kurso neurografikos, to bazinio kurso, tai tam baziniam kurse mes ne tik mokomės apvalinti ir piešti, bet ir teorija yra pasakojama, kaip mūsų pasąmonė kokių sluoksnių turi ir kaip neurografika yra visa sujungta per tuos sluoksnius. Neurografikos algoritmai yra jungiami prie tos sąmonės sluoksnių, kuriuos Piskariovas, įkūrėjas neurografikos, yra sukūręs sąmonės piramidę. Labai įdomi teorija, labai įdomios žinios ir visi žingsneliai algoritmo yra parodyti, ką jie reiškia pasąmoningai. Ir va šitas mūsų spalvinimas yra, kada mes pasijungiam prie jau kolektyvinės pasąmonės, prie gilios pasąmonės, archetipinės, kurią, pavyzdžiui, turim dauguma žmonių jau žino tokius archetipus, kaip, pavyzdžiui, kas yra mama. Visi mes žinom, kokių savybių mama turi. Ar kokių savybių turi herojus, pavyzdžiui. Ar kokių savybių ten turi koks nors išdavikas. Ir kada mes spalvinam, kada įdedam spalvą į savo piešinį,
mes tai darydami pasijungiam prie tos pasąmonės sluoksnio to archetipinio mūsų. Man, aš kai pradėjau piešti neurografiką, man buvo labai sunku spalvinti. Aš tuos visus pirmus žingsnelius neurografavau, apvalinau, vedžiau į šitą, į foną labai lengvai, nu kaip labai lengvai, pakankamai lengvai, o spalva man buvo sunku ir man teko daryti keletą tokių praktikų ir aš paskui supratau, kodėl man buvo sunku daryti. Bet pradedant tai suprasti sąmoningai, pasidarė daug lengviau ir dabar labai įdomu stebėti, kas toliau vyksta, kodėl tokie jausmai išlenda, tie tokie intuityvūs ir dabar va, kaip keista, aš dabar pradėjau irgi pastebėti, kaip aš vis dar spalvoju su ta violetinė spalva. Jūs gal jau, jau gal su kitom spalvom spalvojam, tai klausykit savęs, bet man pačiai dabar labai įdomu stebėti. Na, bus tokių gana įdomių man pamastymų po įrašo. Jau užfiksavau. Na, tikrai bus įdomu. Pasidalinsiu gal kada nors. Dabar kol kas noriu pati išsiaiškinti. Bet gerai, aš nebe užsiciklinsiu, uždėjau tos spalvos nemažai ir toliau noriu įdėti dar porą spalvų, kad jūs galėtumėt pamatyti, kad iš tikrųjų kad dedamos spalvos ir kad kažkiek užbaigti, parodyti visus noriu žingsnelius algoritmo, kad žinotumėt, kaip užbaigti. Bet va, visai dabar neplanuotai vėlgi užsikalbėjau ir ne automatiškai, bet taip pasąmoningai įdėjau geltoną spalvą va čia, nors ir kai ėmiau spalvą galvau, dėsiu, spalvinsiu pastovumą, tą stabilumą noriu užspalvinti. Ir pasėmiau geltoną spalvą ir įdėjau į palaikymą iš karto dabar. Ir dabar tikrai nenoriu tų kvadratėlių geltonai spalvinti, jau dabar supratau. Na gerai, dedu čia truputį geltonos spalvos, kur dabar noriu jos uždėti, bet visgi sąmoningai dabar pasirinksiu spalvą, kad žalia. Žinau, kad noriu žalia. Nežinau kodėl. Žalia. Kas čia man ta žalia? Aha, jeigu pagal Feng Shui sistemą, tai žalia man duoda tokį pastumėjimą, nes tai yra vėjo arba medžio spalva pagal Feng Shui tą sistemą ir tas medis man priduoda, čia pamačiau dar užapvalinti, priduoda man pastumėjimo, motyvacijos, nes mano ženklas yra ugnis. O medis yra prieš ugnį. Tai va, įdomiai dabar čia taip nelabai gražiai gaunasi, galiu pasakyti, labai man patinka dabar tas spalvų, tas derinys. Oi, kaip tikrai įdomiai. Na, ne visada man patinka mano piešiniai, ypač pradžioj. Ir spalvų derinimas irgi ne visada patinka. Bet kaip dabar va, pastebėjau, toks įspūdis geras, kaip malonu. Na, labai malonu, kad taip gaunasi net įrašant. Pasijungiau turbūt prie kažkieno irgi palaikymo lauko, labai malonu, kad man taip čia gaunasi. Gerai, aš čia dabar paskui gražiai tą 7
7 žingsnelį padarysiu po įrašo. 7 žingsnelis tai yra stilius. Jisai praktiškai, jo funkcija to žingsnelio duoti estetikos ir pagražinti visą piešinį. Na va, dedu, bet dar noriu kažkur žalios tos spalvos labai įdėti, labai man čia gražiai jinai gavosi. Va, Jėzau, kaip įdomu. Aha, dėsiu čia, labai įdomu. Prie džiaugsmo ir lengvumo. Labai įdomu, gerai, aš čia irgi tada uždėsiu tik tai tokį štrichą, kad toliau eiti į kitą žingsnelį. Čia savo tik tai pasižymiu, koks mano bus judėjimas su spalva. Nuostabu. Ir toliau pereinam. Gerai, galite pasirinkti, noriu dar užfiksuoti, visgi noriu užfiksuoti motyvaciją. Motyvaciją fiksuosiu, jau žinau, fiksuosiu su šita violetinė spalva, ne violetinė, o ta oranžinė spalva. Ir iš karto stipriai, nes noriu, kad energijos tokios, ne motyvacijos, ir motyvacija, bet ir judėjimas ir energijos būtų pakankamai viskam daryti visas tas 7 dienas. Tai fiksuojam šitą. Šitą tikslą, šitą prasme. Įdomu, va čia bus su išmintim, kuri čia 1, 2, 3, 4, 5 bus judėjime, toj energijoje išminties, nes jau įdėta violetinė spalva, mano tokia išmintis. Na va. Ir priduota prasmė. Dar kažkur dėsiu būtinai, čia kažkaip labai noriu, va čia tos įdėti, tos tokios energijos į savo tą palaikymą. Nežinau, čia kur dėsiu dar. Taip. Bet čia labai noriu. Va čia visgi tos energijos tokios. Ir čia dar ta oranžinė spalva dar yra ir pagal čakras, tai yra kūrybinė energija. Aha, va čia labai gerai irgi tą pastebėjau. Gerai. Kažkaip taip kol kas, ne, dar ne viskas, va čia noriu užfiksuoti šitą tokį judesį, tą tekėjimą, tėkmę. Flow yra tėkmė, taip, kad spalva tekėtų per visą mano tą. Aha, labai gaunasi, man jau patinka. Įdomiai, dar noriu užfiksuoti savo tą kūrybinę neurografikos idėją. Darysiu mėlynai, kad būtų irgi tėkmės turėčiau. Tėkmės. Sėkmės ir tėkmės. Rimuojasi kaip įdomiai. Kad daryčiau tą savo piešinį kiekvieną dieną 7 dienas. Kad energijos, tokios stiprios energijos turėčiau. Stiprybės ir tekančios energijos. Va taip.
Kaip jaučiantis, kaip kojos, kaip kvėpuoja tą atsikvėpiau, kažką išleidau, čia kažkokį sunkumą. Mhm. 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 Jau baigiu savo šitą neurografikos užsibrėžtą tikslą 7 dienų pažymėti mėlynai. Ir dar va čia noriu labai uždėti mėlynumo į palaikymą tokio stipraus, gilumo. Vanduo yra mėlyna tamsi spalva pagal Feng Shui irgi priduoda gilumos. Kada spalvojam, pavyzdžiui, va taip dabar, jeigu tam apskritime, tai labai gerai tas ribas apskritimo irgi va taip spalvinti per tas ribas, per tą užbrėžtą apskritimo sieną tą tokią, išleisti tą energiją į aplinką, va taip, va kad jinai tekėtų. Na va, spalvos, žinoma, čia labai dar nedaug ir aš tikrai dar dėsiu tos spalvos, bet noriu eiti toliau, jau 1,5 valandos piešiam, noriu pereiti prie kito žingsnelio. Tai yra, kitas žingsnelis yra lauko linija. Lauko linija. Tokia tikrai, kaip iškvėpiau, kaip įdomiai toks gavosi iškvietimas. Lauko linija yra energijos, dar didesnės energijos prisijungimas iš didelio lauko, iš visuotinio kolektyvinio lauko, kuris yra galingas ir mes norim, kad prisijungti prie to galingo energijos lauko, prie psichologijos lauko, prie neurografikos, visų neurografų, visų mūsų kolegų lauko. Taip aš įdedu tą tokią net prasme tos, kaip įdomu dabar, man čia dabar visai įdomu pasidarė. Neurografika, piešiu tą visą savo takelį, neurografikos piešimo takelį, kad turėčiau palaikymą iš neurografikos, iš visų mūsų neurografų lauko, kuris yra galingas laukas, jame tiek yra žmonių, tiek geranoriškų, išmintingų, nuostabių žmonių, kūrėjų, kurie gali suteikti mums daug palaikymo, lengvumo, sveikatos ir visos visuotinio palaikymo. Nuostabu, galvoju, dabar čia reikia dar man, kažkaip noriu dar kažkokią, net seilės teka, dar noriu kažkokio, jungsiu dar vieną lauką. Taip, kažkaip va čia noriu pradžiai 1 dienos pradžią palaikyti, 2 dienos pradžią palaikyti, kad turėčiau dar tokio palaikymo ir prisijungiu prie neurografinio lauko. Na, labai įdomu. Labai įdomu man darosi, kaip čia viskas jungiasi. Taip, nuostabu. Atrodo, kad užtenka šiam kartui. Jeigu reikės, dar įjungsiu. Ir dabar, kada pajungiam šitas storas lauko linijas, vėl jas turim integruoti, kad viskas sklandžiai prisijungtų, be jokių nenorimų, nemalonių įvykių. Viską integruojam, visus kampus lyginam
kurie jungia mūsų lauką, kurie tą didelį lauką, galingą lauką integruojam į mūsų asmeninį lauką, tai yra į mūsų piešinį, suteikdami reikšmę, suteikdami prasmę, kad viskas bus sklandžiai, naudingai ne tik mums, bet ir visiems kitiems, kas dalyvauja šitoje mūsų grupėje, šitam mūsų pasniko įvykyje. Tam, va, kaip mes jungiam taip gražiai ir neurografiką prijungiam. Piešimą bus nuostabu, manau, bus labai geras patyrimas. Pasnikas ir neurografika, labai įdomu. Kas bus po to, net po to įvykio, netgi bus įdomu, jau aš dabar kažkaip pagalvojau, kaip įdomu, bet nenulėkiam per toli į ateitį, o apvalinam šitas lauko linijas. Na, lauko linijos apalinasi labai greitai, man labai malonu kažkodėl tai jas apalinti, visada jas malonu man apalinti, integruoti jas į tą tokį, nežinau, toks jausmą, tokį jausmą, net va dabar pagalvojau, kad, kaip čia pasakyti, tą tokį kažkokį motinišką kažkokį jausmą, ne motinišką kaip aš motina, bet tą pojūtį kaip iš mamos gaunu tą tokį motinišką jausmą iš tų linijų gaunu. Kaip įdomu. Labai įdomu, kad taip atėjo tokia mintis. Aš turėjau tą jausmą visą laiką, tokį kažkokį gerą jausmą, bet nežinojau, kaip jį apibrėžti. O dabar atėjo tas apibrėžimas to jausmo. Motiniškas toks jausmas. Motiniškos tokios meilės, tokios rūpesčio, to motiniško toks jausmas gaunamas. Na, kaip įdomu, labai įdomu. O ką jums, ar pagalvojat, pagalvokit, ar jaučiat kažkokį kitokį jausmą, kada piešėt tas lauko linijas, kada apvalinat lauko linijas, kada jas integruojat į savo piešinį su savo tom elementais, kada jungiat. Pastebėkit, ką jaučiat, kada piešat tas lauko linijas ir kada jas integruojat. Labai įdomu būtų išgirsti. Ar turit kažkokį kitokį jausmą, negu ar pastebėjot, kad turit kitokį jausmą, kada piešėt tas plonas linijas, kada piešėt elementus, tuos tokius labiau asmeninius, tuos elementus, tas formas, ir kada piešėt lauko liniją. Ar pastebėjot, kad yra kažkoks skirtumas? Labai įdomu, jeigu kas nors pasidalintų, tai labai būčiau dėkinga. Na, manau, ir kitos būtų dėkingos piešėjos, kitos, kas piešia kartu su mumis. Manau, labai įdomu tokie pastebėjimai kitų žmonių, kaip jie jaučiasi, būna labai man įdomu žinoti, įdomu pastebėti, įdomu aplamai, kaip mes iš vienos pusės esam daug kuo panašus ir iš kitos pusės turim nemažai kiek turim daug skirtumų ir turim daug panašumų, tai įdomu būna stebėti tokius ir individualius tuos skirtumus ir tuos bendrus panašumus. Labai aplamai įdomu psichologija, nes elgesys mūsų visas
Man labai įdomu. Na va, ir užapvalinau aš integravau savo linijas ir dabar po tų linijų turim pasirinkti, kuri figūra yra svarbiausia. Žinote, aš tuose dviejuose savo piešiniuose, kur piešiau, tai pasirinkau sveikatos tą pagrindinis buvo ir pirmam piešinį, kad sveikata būtų ideali, kad viskas būtų gerai ir kad ir antram piešinį irgi pasirinkau to fizinę sveikatą, fizinio kūno sveikatą. Šiandien taip man atėjo, visgi man svarbiausia, kad būtų tos visos 7 dienos sklandžios ir lengvos. Ar man dar vieną figūrą, nepiešiu dar vienos. Palaikymo, labai daug palaikymo turiu su spalva. Kaip įdomiai, nežinau, ką pasirinkti. Lengvumą, renkuosi lengvumą. Renkuosi džiaugsmą ir lengvumą šiandien. Visas piešinys, visa kompozicija yra mano lape ir noriu, kad viskas praeitų sklandžiai, su lengvumu, su malonumu ir renkuosi šią figūrą. Taip. Mes ją išryškinam. Fiksacijos figūrą išryškinam, kad pažiūrėjus į piešinį iš karto žinotumėm, kuri figūra yra svarbiausia. Ir vėl ją susikertančias linijas vėl apvalinam, kad svarbiausia figūra būtų irgi integruota į visą piešinį, o nebūtų užliopinta ant viršaus. Neaišku, kaip jinai integruojasi, tai kad būtų labai aišku, kaip jinai pritinka čia, integruojam ją labai sklandžiai, labai apvaliai, labai svarbu gražiai užapvalinti, gražiai pajungti, integruoti fiksacijos figūrą į visą piešinį. Va, pavyzdžiui, šitas linijas, kurios išeina, tai jas labai gražiai apvalinam, integruojam ir taip jinai plastiškai su tėkme prisijungia prie mūsų viso lauko, mūsų visos kompozicijos, mūsų viso tikslo. Va, kaip. Čia, kur jeigu būna, atsiranda tokių nedidelių, va, kaip šitos, tokių baltų, gali baltų, ne baltų, su spalva tokių mažyčių atskirų fragmentų, tai aš juos dažnai užtušuoju juodai ar kokia ten spalva yra linijų, nes jos tokios ir dėmesio atitraukimo tokios kaip skylutės. Jeigu šita linija stora suteikia tokį dėmesį stiprų ir tada jeigu būna tų skylučių tokių toj linijoje, tai jos labai atitraukia dėmesį ir nukreipia tą dėmesį kažkaip į tas detalės, tokias, kurios tikrai nėra svarbios, tos tokios detalės. Mažytės smulkmenos, tokios smulkmenos. Tos skylutės tai yra tokios smulkmenos gyvenime. Ir va dabar, pavyzdžiui, šitam mano lengvume, džiaugsmume, tokių dėmesį atitraukiančių tų smulkmenų, tokių man visai nereikia. Mes čia fokusuojamės į mūsų lengvumą, kad viskas bus gerai, kad mes puikiausiai su kūryba praeisim
šitas 7 dienas su lengvumu, su džiaugsmu. Va. Na va. Ir žinoma, galima tą fiksacijos figūrą dar irgi visai pagražinti, paryškinti su šešėliais, bet čia jau galit pačios pasidaryti. Ir jau praėjom 6 žingsnelius, 7 žingsnelis, kaip jau sakiau, yra stilius, viską dar labiau išlyginti, paryškinti, pagražinti, suteikti estetikos. Ir čia galima kiekvieną atskirai gali puikiausiai pasidaryti. Ir po stiliaus yra 8 žingsnelis, kada vėl rašom žodžius 2 minutės. Ir aš tą darysiu irgi pati savo atskirai, kada užbaigsiu tą piešinį. Dabar būtų rašyti tas 2 minutės būtų truputį nekorektiška, nes piešinys yra neužbaigtas iš tikrųjų, todėl tą temą reikia rašyti pačioj pabaigoje, kada piešinys užbaigtas. Tada gaunam tokių dar daugiau insightų. Tai va, tą padarykit pačios. Tema 2, 8 žingsnelis algoritmo vadinasi tema 2.0. Čia buvo pirmas žingsnelis tema 1, antra tema 2 ir pavadinimas irgi tas pats pasnikas, bet kada rašysim žodžius, tada bus visai kitokie žodžiai. Na, ne visai, bet bus kitokių žodžių ir tada bus įdomu pažiūrėti, ką tie žodžiai reiškia ir kokių prasmių jum priduoda tie jūsų užrašyti žodžiai. Na va, labai buvo malonu piešti, aš jau gavau įdomių insightų pati, bet labai noriu pabaigti tą piešinį ir pasidalinsiu su jumis ir labai lauksiu, kad jūs irgi pasidalintumėt savo piešiniais ir susitiksim rytoj grupėje. Pradėsim mūsų va šitą pirmą dieną, mūsų pirmo pasniko dieną. Iki sėkmės, ačiū labai, kad dalyvavot, ačiū labai, kad prisidėjot ir prie lauko, ir prie su savo palaikymu. Labai malonu ir iki kitų susitikimų.